Sveiki visi, įmonė Metalum Opera, mano vardas Jaroslavas ir šiandienos video norėčiau Jums parodyti, kaip mūsų dirbtuvėse pagal mūsų poreikius ir pagal mūsų galimybės bus pagamintas savadarbis suvirinimo stalas. Tai toks, ne visai suvirinimo stalas, labiau gal universalus darbastalis, ant kurio darysim įvairiausius darbus, tiek suvirinimo, šlifavimo, ardymo, surinkimo, filmavimo darbus irgi darysim ant šito staliuko. Dar savyje jis sutalpins tokią savotišką sandėliavimo vietą. Ten noriu sutalpinti tiesinius šlifuoklius, kampinius šlifuoklius, diskelius, suvirinimo aparatą mažai noriu įdėti ten po apačią, spaustuvus padėti, spaustuvas, kad būtų atlenkiami, kurie galėtų pasislėpti po stalu, po stalviršių. Parodysim visą gamybos procesą nuo pat pradžių iki projekto užbaigimo ir pabaigoje paskaičiuosim, kiek tas projektas kainavo pinigėlių. Taigi, jeigu įdomu, malonau žiūrėjimo. Pradėkime mūsų staliuko gamybą ir pirmas dalykas, nuo kurio mes pradėsime, tai bus, parodysiu, iš ko bus gaminama. Žiūrėkit, nuvažiavau pas savo tiekėją, nusipirkau metalo, tai kojos bus 80 ant 83 mm, skersinė ir pati plokštuma ir rėmas bus padarytas 40 ant 80, 2 mm storis. Ratukai su stabdžiais, tokio tipo. Po 250 kg atlaiko, tai 4 ratukai 1 tona. Tai manau, kad tikrai užteks. Tai tiek būtų kol kas dalykas, nuo kurio pradėsime turbūt, tai padarysim plokštumą ant grindų, išsilyginsim su lazeriu, tam, kad galima būtų pradėti gaminti patį rėmą, ant kurio atsiguls plokštė. Plokštumą išlyginti naudosiu štai tokį lazerį, tai labai paprastas 50 € kainavęs lazeriukas naudotas, kuris yra tiesiog privirintas prie metalinio strypo, prie metalinės plokštelės ant vamzdžių ir viskas. Taigi pasistatau jį ant grindų, išsilyginu plokštumą pagal tuos matmenys, kurie man yra reikalingi. Kokie bus matmenys? Viršus tas stalviršis bus standartinis lapas, 12-tukas, plotis 1,50 m ant metro. Tokį gabalą turiu, tai ir mūsų stalas bus maždaug 1,5 m ant kokių 8-900. Visi vamzdžiai jau yra supjauti, 45 laipsnių kampu, kad čia nebūtų skylių iš tų šonų. Dabar viską išsilyginam ir apvirinam. Po keliais būtinais padedam savo kilimėlį, kad nebūtų po to skausmų jokių. Ir išsimatuojam tą plokštumą. Tai labai paprastai dabar surandam mažiausią rodmenį. Tai reiškia, kad tai yra aukščiausias taškas. Nuo to taško pradėsim ir po visais kitais padėsim kompensatorių. Kas yra tai kompensatoriai? Tai galbūt kažkas nežino, tai parodysim. Tai yra tokios stikinės plokštelės įvairių spalvų. Kiekviena spalva turi savo storį. Tarkim, mėlyna vienetukas, balta vienetukas, mėlyna 2, raudona 3, geltona 4, žalia 5 ir juoda 6 mm. Jų nusipirkti galima bet kur, jie kainuoja labai mažai ir labai praktiškas ir patikimas dalykas. Tai tai pačią plokštumą aš jau išsilyginau. Viskas labai gražu ir lygu. Dabar tik tai reikia man išsimatuoti. Dabar reikės išsimatuoti mums įstrižainį, kad stačiakampis būtų teisingos formos. Ir tada galim bus pradėti virinti. Gerai, tai dabar sukabinom vidinius taškus. Vidinius. Po sukabinimo rėmą dar kartą patikrinam 1,520 ir šitoj pusėje 1,520. Viskas gerai. Rėmas jau yra pilnai sukabintas. Matmenys visi yra patikrinti, įstrižainė irgi yra tvarkingai viskas padaryta, viskas gerai. Tai dabar prieš aš virinant, manau, kad reikėtų man visgi įstatyti skersinės. Dabar galvoju, arba šitaip dvi. Ir tada jau sukabinsiu šitą skersinę. Ir tada jau viską kartu apvirinsim ištisai, taip kaip reikia. Per vidurį dar nusprendžiau įdėti vieną skersinę, prikabinau jį taškais. Ir dabar jau visas rėmas stalviršiui laikyti yra paruoštas, prikabintas ir dabar pilnai jį visą apvirinsiu. Ir dabar rėmą apversim iš šitos pusės.
Amortizatoriai prisilydi. Nieko baisaus. Viskas, dabar sudarinimas yra baigtas, tai dabar viską išnešiu į lauką, greitai nušlifuosiu ir grįžtam toliau. Rėmas jau yra paruoštas, pilnai suvirintas, pašlifuotas, visos suvirinimo siūlės yra apšlifuotos, tai kaip ir galima jau būtų dėti plokštę. Patys stalviršiai tvirtinti prie šito rėmo, nes dabar, manau, būtų patogiau dėti nei po to. Kai bus surinktas visas karkasas, tai manau dabar būtų patogiau tą padaryti. Tai kaip ir minėjau, pjausim iš 12 mm storio lakšto. Bet žinokit, pagalvoju, kad dar reikėtų padaryti keletą čia išpjovimų tokių. Prailgų, kokių 30 mm pločio, po kokius 6 vienetus, šitoj pusėje, nes čia tai turim 5 comus. Iš kiekvienos pusės pas mus išlys po 5 cm, tai galima bus suspaustuvais paimti ir prispausti. O per vidurį nieko nėra, tai manau, tikrai pravers tokie išpjovimai. Iš karto tada parodysiu, apie ką eina kalba. Štai kaip atrodys mūsų stalviršis. Taigi apie šitus išpjovimus kalbėjau, tai 30 mm pločio ir 220 mm ilgio, kad galima būtų prisispausti kokį nors gaminį. Iš šitos skardos pjausim mūsų stalviršį, tai yra ėsdintas plienas S355, 12. Tai ką, pradedam pjovimą. Taklis važiuoja į savo pradinę padėtį, į tašką, nuo kurio pradės pjovimą, tai yra pats tolimiausias. Na štai, mūsų plokštė jau yra išpjauta, yra išvalyta, išpjauta visus kampus, praėjau su šlifuokliu, kad nebūtų, žinot, tų aštrių briaunų tokių. Tai
kad būtų užapvalintos gražiai, kad ant kas nesusižeiščiau dirbdamas. Tai dabar jau kaip ir galima montuoti stalviršį prie mūsų rėmų, kurie suvirinam anksčiau. Dėl tų skylių, tai visgi va tiek gavosi tų skylių, po 6 vienetus kiekvienoje eilėje sudėjau, tai dabar parodysiu, kamgi jos buvo skirtos šitos skylutės, paimsiu tarkim va tokį spaustuvą ir va tokį. Tai žiūrėkit, pasižiūrėjau, visai čia neblogai gavosi, galiu dabar va taip, bet kokioje vietoje prispaust, kur man tik reikės, o čia galėsiu iš šono prispaust. Arba už rėmo paimti. Tai kad, manau, čia pravers. Jeigu to man nereikės, jeigu aš ateityje suprasiu, kad man netinka šitos skylės, tai pagalvojau, kad užsisakysiu metalo lakštą, kokią 8, tarkim, ne? Išpjausiu tokį pat kontūrą, tik be skylių. Ir tiesiog kur nors palaikysiu ir tiesiog kažkur prie sienos pastatysiu, kadangi dirbtuvėse yra kranas, tai nėra jokių problemų. Užsimetu ant viršaus, padarysiu tos kūginius varžtus, kad prisiveržiu ir viskas, turiu absoliučiai lygią plokštumą, be jokių skylių. Jeigu man reikės tų skylių, tą plokštę nusuku, pastatau į šoną ir dirbu šitaip. Taigi, manau, viskas čia bus gerai, laikas parodys, ko reikia, ko nereikia, ten jau suprasim pagal faktą. Tai dabar ką? Tai dabar manau, kad čia yra geroji ta pusė, tai pakeliam, apverčiam ir žinot ką pagalvoju, kad reikia turbūt paimti 2 vamzdžius, išlyginti juos pagal lazerį, tada ant tų vamzdžių, kad būtų lygi plokštuma, tada ant tų vamzdžių padėsim šitą stalviršį ir ant jo padėsim rėmą, viską išsimatuosim, kad būtų lygų ir privirinsim. Ką, pradėsim turbūt nuo apvertimo, aš dabar pakelsiu ir patrauksiu į šoną ir išsilyginsiu plokštumą. Taip, kur mūsų kraniukas? Stopė. Taip, paimsim dabar va tokius kablius. Tai dabar pakeliam. Labai gerai, patrauksim į šoną. Tegul čiavo pastovi. Tik. Taip, čia viskas tvarkuoja. Gali čia pabūti, nieko baisaus. Taip, kur mūsų pirštinės? Taip, tai šitą rėmą tada mes kol kas padedam į šoną. Jis mums nėra dabar reikalingas. Tegul pastovi šičia, o čia pastatysim 2 vamzdžius. Reikia pamatuoti, kad jie netrukdytų mums įsidėti spaustuvų. Taip, kur mūsų lazeriukas? Lazeriuk. Tiek čia. Pasistatom mūsų lazerį. Kur jį pastatyti? Na, tegu čia sau stovi. Taip, lazerį mes pastatysim, ruletę reikia paimti. Taip, dabar aš pamatuosiu, kiek man reikia, kad po to, jeigu mūsų rėmas, taip, rėmas mūsų eina tarp šitų 3, tai vamzdžius dedam kažkur, sakyčiau, 0,5 metro. Viskas bus gerai. O panašiai ir stovi. Taip, panašiai ir stovi. Tai ką, dabar randam aukščiausią tašką. Taip, čia kiek? 100. Čia 98. Čia 120 beveik. 98. Tas yra aukščiausias, ima mūsų kompensatorius. Kaip aš myliu šitą darbą. Patinka man šitie dalykai plastikiniai. Gerai. Tada vieną pakišim čia. Plytelės sudėtos nelygiai, dar turi tokį bangavimą, tai žinot. Vienoje vietoje kaip ir gerai, kitoje vietoje negerai. Tai aš tada iš pradžių visada pakeliu virš plytelių, kad vamzdžiai nesiliestų iš vis plytelių, o būtų ant kompensatorių stovėtų. Ir dabar va teisingai būtų išsimatuot.
115, 105, tai gaunasi. Tak 95, 96, čia reikia 1 mm. Jamam šitą darbą. Teks. 95. 95. Gerai. O, blemba, čia net 115. Tai iš karto dedam tada kokius 12. Dedam 12, žiūrim, kad turim. Dar mažai, dar mums reikia kiek ten? 6 kokių. Drąsiai. 1 mm dar. 95, viskas. Šitoj vietoje yra gerai. Taip, tai ten kiek pas mus 3 geltoni, tai reiškia čia pas mus kiek 12. Plus 1 juodas ir baltas, dar 7. Tai padarom tada va šitaip. Matuojam, turim. O, tai čia dar per mažai. Per daug. Так, duokit man tokį 2. Lygiai 95. Viskas. Plokštuma yra išlyginta. Tai dabar dedam plokštę ant šitų mūsų išlygintų vamzdžių. Bet plokštę reikėtų turbūt paimti truputį kitaip, kad jinai mums nepadarytų čia bėdos. Plokštę nuvežiau truputėlį toliau, apverčiau ją, pašlifavau iš karto visą šitą pusę, nes vis tiek iš šitos pusės virinsim, tai reikėtų, kad būtų viskas lygu ir gražu. Ir, manau, leidžiam atsargiai, truputį, kad vamzdžiai mūsų nenukristų. Turim. Ai, palauk, gal reikėtų truputį išsilyginti. Tiek čia. O šitaip. Tiek čia. Viskas, krano mums daugiau nebereikės, traukiam į šonus. O, dabar geras dalykas, galim pasitikrinti 80 čia. Gerai. Tai ką, panašumo yra, kaip ir viskas dabar turėtų būti lygiai, nešokinėja, tai plokštuma reikėtų galvoti, kad daugmaž yra lygi. Tai dabar turbūt reikėtų man atsižymėti iki kur, kad tai paimsiu markerį. Kuo matuoti, taip mes dėjom kiek kokiam milimetrų nuo kiekvienos pusės. Tai matuojam visur po 50 mm. Maždaug vis tiek, nes po to iš naujo tai reiks matuoti. Taip, išsimatuojam visų po 50 mm. Super. Ir dabar dedam mūsų karkasą. Taip, pamatuojam. Čiupiam. Nu, žinokit, neblogai gaunasi. Panašumo yra. Mikronų čia negaudysim, nes kaip ir nelabai matau prasmės gaudyti čia tuos mikronus. Čia kažkokio funkcionalumo nebus. Man čia svarbiausia, palieku 5 mm tam, kad čia galėčiau po to rozetės įkišti. Kad jos neišsikištų nuo stalviršio. Todėl o taip išsimatuojam.
Tai ką, viskas kaip ir išmatuota ir atitinka. Tai dabar paieškosiu visų spaustuvų, kiek tik turiu dirbtuvėse, prikabinsiu iš pradžių 4 kampus, po to per vidurį gal rasiu dar kažkiek ir galima bus virinti. Visų labo radau tik 4 spaustuvus pas save, biški bomžikas ant šitų dalykų, bet nieko. Ir pagalvoju, kad žinokit, teisingiau būtų padaryti iš pradžių per vidurį prikabinimą, nes jeigu arba plokštė, arba mūsų karkasas turi išlinkimą, ne, į vieną pusę arba į kitą, tai jeigu aš iš kampų privirinsiu, po to bus nelabai turbūt lengva pritraukti vidurį, nes jis atsirems į tuos privirintus taškus. Todėl dabar privirinsim per centrą, po to visas šitus spaustus pastatysim kampuose ir tada sukabinsim viską. Taip, manau, būtų teisingiau. Tai ką, pradedam. Reikia užpuršti biškį purškalo, kad čia mums nebūtų po to purslų. Ir ką, važiuojam. Po centimetro po 2, kad nesideformuotų mūsų karkasas šitas visas konstrukcija. Taip, turim. Davai per centrą, gal šitos pusės irgi dar privirinam. Kažkaip nelabai man skysti šitas patinka. Suvirinimu gal reikėtų paieškoti kito. Gerai. Tai dabar dadam kampuose. O. Čia dedam kampuose. Gerai, tvirtai laikosi, nieks niekur nejuda. Man patinka. Paspaudėjai juda laisvai. Žinokit, viskas liuks. Tai ką, turbūt galima virinti. Taip. Viskas kaip ir lygu. Nematau kažkokių dalykų, dėl ko galima būtų nevirinti. Tai dabar ką, praeinu kampukus. Dar kartą viską patikrinsim. Turim. Tai dabar ką, sakyčiau, dabar reikėtų pastatyti dar va čia spaustuvus ir dar kartą viską prikabinti. Dar per centrą irgi gal reikėtų. Jo, iš abiejų pusių padarom tą dalyką per centrą. Čia prispaudžiam. Turim. Ir ką, tada dabar dar prikabinam spaustuvus šitoj vietoj, sakyčiau, reikia. Kad išvengt jau visai jokių ten prikabinsim. Ties šituvą. Gerai, ir dar, žinot ką, dedam dar va šičia. Vieną padarom. Padarom čia dar prikabinimą. Kaip ir viskas. Mūsų stalviršis yra prikabintas prie mūsų rėmo.
kuris guli ant išlygintos plokštumos, tai manau, kad daugmaž turėtų būti viskas lygų. Nu, ne Zigmundas aišku bus, bet kaip universalus darbastilis, tai tikrai, manau, užteks to lygumo mums. Mūsų darbai yra susijęs su ten ne visai jau tokių tikslių matmenų reikalaujančiais gaminiais. Nu, matysime, eigoj. Taigi mūsų rėmas yra jau prikabintas prie mūsų plokštės, prie mūsų stalviršio. Viskas yra išlyginta, niekas nešokinėja, nejuda. Tas pasako turbūt apie tai, kad pavyko gan lygiai viską padaryti. Tai dabar apvirinu. Po 1 centimetrą dėsiu tokias mažas siūles visur aplinkui. Ir tada darysim toliau mūsų staliuką. Užpurkšiu šito grūdo. Jis man nelabai patinka, bet labai nesinori po to. Taip, iš išorės aš turbūt irgi padarysiu mažus taškus, bet nedaug. Tai va, taip pat rėmas jau yra kaip ir visai prikabintas, bet dar tarp šitų siūlių po 1 comą, tarp jų po 1 tašką dar įdėsiu. Vis tiek bus standžiau ir laikys geriau. Duosiu biškį gazo. Tai va, tai tiek. Taigi viskas, manau, kad mūsų stalviršis yra privirintas prie rėmo. Tai ką, dabar galim tęsti mūsų darbus. Tai taip ir paliekam, manau, kadangi mūsų čia yra viskas išlyginta pagal lygį, pagal gulšiuką, pagal lazerį. Tai toliau kojas ir visą karkasą va taip ir surinkinėsim. Dabar mums reikės išsipjauti turbūt plokšteles kojoms. Ir tada dėsim kojas. Rėmas jau yra paruoštas, stalviršis yra privirintas prie mūsų karkaso ir dabar jau pats laikas dėti kojas. Iš pradžių galvojau išpjauti čia plokšteles ir prisukti kojas, bet po to pagalvojau, kad niekada gyvenime aš jo niekur nevešiu ir niekada jo neardysiu, todėl virinsiu tiesiai prie rėmo ir tiesiai prie stalviršio. Išsipjoviau, aš jau paruošiau 4 kojas, išsipjoviau štai tokiu būdu, kad galima būtų tiesiog įstatyti į vidų, šitaip. Tuo aš parodysiu jums, kaip taip atrodo. Įstatau va taip va 4 kojas. Kodėl šitaip? Tam, kad atrama būtų tiek tiesiai į stalviršį ir ant pačio rėmo. Viską čia apvirinsiu, iš šitos pusės taip po to pašlifuosiu, kad būtų lygų. Aukštis gavosi 6,90 kojos, nes bendras stalo aukštis turi būti kažkur 9,910. Toks aukštis, tai dar ratukai plus 200 ir plus dar plokštė čia bus. Tai ką, tai viską išsilyginu, paimu gulšiuką, išstatau, prikabinu ir viską apvirinu. Kojų išlyginimu naudosiu magnetus paprastus. Kompuotį tam, kad pridėt, pažiūrėt, kad sienelės būtų lygios ir paprastą gulšiuką. Kadangi mūsų stalas guli ant lygios plokštumos, tai ir kojas tiesiog pagal gulšiuką matuosiu ir viskas. Tai kaip nieko ypatingo. Taigi, pradedam darbą. Nuostabu. Ir dabar taip visas 4. Taigi visus mūsų kojas yra jau išlygintos, išstatytos, tai dabar tiesiog jas apvirinsiu, pasišlifuosiu čia visus šitus galus, gal po to pasišlifuosiu, kai viršutinį rėmą susivirinsim. Tai ką, tai dabar apvirinam, dedam viršutinį rėmą ir galvojame apie plokšteles ir apie ratukus. Tęsim darbus.
Mūsų stalo kojos jau yra prikabintos, išlygintos, stovi lygiai, 90 laipsnių kampu atitinkamai stalo. Tai dabar galim jas apvirinti arba dar galvoju prisivirinsiu šitą rėmą, šitą karkasą, kuris bus dabar viršutinis, po to apatinis. Ir tada jau viską kartu apvirinsiu. Galėsiu tada išsinešti lauką, apsišlifuoti, kad čia netriukšmauti ir nekelt dulkių. Taigi ką, tęsim mūsų darbus. Visas mūsų karkasas jau yra surinktas, visi profiliai yra supjaustyti, prikabinti taškais, viskas yra išmatuota ir išlyginta. Profilius dėjau vidury šito vamzdžio, kadangi mūsų ratukai turi štai va tokius tvirtinimo taškus, tai kad galima būtų laisvai prisukti prie plokštelės, kuri bus išpjauta netrukus. Tai sudėjau per vidurį ir dabar niekas niekam netrukdys. Taigi ką, dabar sekantis žingsnis, einam išsipjausim plokšteles pagal šito ratuko padą, prikabinsim jį, išsilyginsim atitinkamai paraleliai šitai plokštumai apatiniai, kad būtų daugmaž viskas lygu ir tada galėsim viską apvirinti. Judam prie plazmos. Plokšteles ratukams pjausim iš to pačio lakšto, kuris buvo naudojamas stalviršiui. Kadangi liko dar gabaliukas jo, tai tiesiog iš jo ir pjausim. Ten 12, čia 12, savotiška tokia bus proporcija. Tai viskas jau paruošta kaip ir tada, ką, paleidžiam pjovimą. Plokštelės jau yra išpjautas, dar vandenukas garuoja, truputėlį karštos, gavosi va toks pjovimas. Gerai, tai dabar išsivalom viską, iššlifuojam ir galim virinti prie stalo. Viskas, mūsų plokštelės jau yra išvalytos ir sumontuotos į savo vietas, viskas yra išlyginta. Visur yra pamatuotas vienodas atstumas nuo mūsų nuo plokštės apačios iki šitos plokštės viršaus. Ir taip yra visur vienodais, gavosi 705 mm, plus dar plokštė 12 ir plus dar ratukas 200 atsistos čia, tai gaunasi čia virš 900 ten kažkas, tai labai gerai, taip ir norėjom. Tai ką, tai dabar belieka mums viską apvirinti, visą karkasą, tai virinsiu iš pradžių šitoj va vietoj kojas, apačioj, po to paimsiu kraną, apversiu tą visą dalyką ir apvirinsiu šitoj vietoj. Tai ką, pradedam tada su virinimą. Užteks kol kas, važiuojam. Taip, tai mūsų kojos yra jau apvirintos, tai dabar viską apversim ir darysim toliau. Taip, tai užkabinam per vidurį.
Šitaip tiesiog, nematau čia kažkokių problemų, tikrai čia viskas atlaikys. Užteks, nu tai ką. Visai nelengvas stiliukas gavosi, aš jums pasakysiu. Nežinau kiek, nu bet porą 100 kilogramų tai turbūt bus. Taip, turim, susirinksim kompensatorius, kad jų nesugadint. Kompensatoriai yra reikalingi, geras daiktas, todėl juos pasaugosim ir padėsim šičia. Taip, dabar mes ką padarysim? Dabar mums reikia šitą, manau, atkabinti. Ir prikabinsim mūsų kabliukus, kurie čia drąsiai viską mums atlaikys. Laisvai, lengvai. Oba. Pirmas vaizdas mūsų stalo. Reikės pavalyti dar, nu bet nieko. Taip, tai ką, tai virinam dabar apačią. Pradedam mūsų apatinių kojų apvirinimą, šitų plokštelių, ant kurių laikysis mūsų ratukai. Ir kaip ir bus viskas. Tai ką, važiuojam. Viskas, visos kojos jau yra apvirintos, tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Tai dabar apkultūrinimo darbai bus tokie. Pašlifuosim čia kažkur siūles, pagražinsim, kad viskas būtų tvarkoj. Apverčiam atgal, sumontuojam ratukus ir pirmas etapas darbo bus jau padarytas. Viskas, visas karkasas yra pilnai suvirintas, taigi dabar galim pastatyti ratukus ir apversti atgal ir pasižiūrėti, kaip atrodys mūsų staliukas. Taigi, ką, pradedam montuoti ratukus tada. Varžtų atitinkamų gal aš nelabai turėsiu. Turiu tik šiek tiek ilgesnius, bet kol kas pradžiai. Manau, čia mums tikrai to užteks. Nu va, jau stalas panašėja į stalą, tai labai malonu. Varžtai 10-tukas. Kol kas montuosiu iš šitos pusės, nes, sakau, neturiu trumpų. Tai ką, ratukai yra sumontuoti, apverčiam atgal, pastatom ant žemės ir pažiūrim, kas pavyko. Taip, tai ką, atsargiai po truputį, kad nesudaužyti mūsų naujų ratukų. Bandom kelt ir apverst. Nu, žinokit, turi šiek tiek svorio, nežinau tiksliai kiek, bet, nu, pasiskaičiuot po to pabandysim.
Taip, gerai. Sargiai, po truputį. Niekur neskubam. Taip, noriu, kad atsigultų ant rėmų, o ne ant ratukų. Taip, tai šito dalyko mums nebereikės. Tai kabinam ką dabar? Kabinsim mūsų kabuliukus. Ką, bandom. Ponios ir ponai, turim suvirinimo stalą. Žiūrėkit, puikiai juda, svoris nežinau kokie 200 gal kilogramų, bet kuo puikiausiai juda. Labai gerai, kad pasirinkau didesnius ratukus, nes iš pradžio bijojau, galvoju, gal reikėtų paimti mažesnius, bet pažiūrėkit, kaip laisvai juda. Galiu pastumti, pakeisti, padaryti, ką noriu. Fantastika, esu labai patenkintas. Pagaliau mūsų dirbtuvėse bus normalus staliukas. O ir aukštis. Aukštis man labai patinka. Aš netgi žinokit, dar kokiais gal vienu kitų comų padaryčiau aukščiau. Na, bet jau yra taip, kaip yra. Pagaliau aš galiu atsistoti. Nu, paimam, tarkim, suvirinimo aparatą. Ir kažką. Stoviu. Kuo ramiausiai savo dirbu. Jei labai jau reikia, galiu pasilenkti. Nugarą tiesi. Viską matau kuo puikiausiai. Labai patogu. Labai gerai. 50% mūsų projekto jau yra užbaigta. Karkasas jau yra pilnai suvirintas, viskas pritvirtinta, ratukai prisukti. Bet dar yra labai daug darbo, kurį aš norėčiau jums parodyti. Dėl to nusprendėme šį video padalinti į 2 dalis. Nes kitaip gaunasi labai ilgas video, bus neįdomu žiūrėti. Dėl to žiūrėkit. Sekantis video bus apie suvirinimo aparato montavimo, balionų dujų montavimo, diskelių šlifavimo reikmenų ir panašių dalykų laikymo zoną, tada šlifuoklių laikymo zoną, spaustuvų. Iš šitos pusės bus išvažiuojantis iš apačios spaustuvai su cilindrikais, pneumatiniais tikriausiai padarysim, arba ant spyruoklių, nežinau, pažiūrėsim. O čia bus tiesinių šlifuoklių zona. Visur sumontuosim dar rozetės, kad dėl patogumo, kad galima būtų kiekvienam kampe pasijungti. Nudažysim ir paskaičiuosim kainą, kiek šitas projektas mums atsiėjo. Jeigu domina panašus darbai ir įdomus yra metalo apdirbimas, užsukit kartais į mūsų kanalą, galbūt rasit kokios nors naudingos savo informacijos. Taip pat galite mus stebėti Facebook'e, MB Metalum Opera, ten mes keliam įvairias savo darbų nuotraukas, dabar jau kelsim ir naujus video. O šiandien atsisveikinu su jumis ir viso.